Kurią tai dieną aptikau pašmaikštavimą, kad vasario 15 yra vidurvasaris. Negaliu nesutikti, šį mėnesį namuose tikrai pasiraitojo rankovės, sukome sukaitę į bitės vidurvasarį. Tuoj pabandysiu papasakoti, ko dirbom, pridirbom, kur kokius laukus aplėkėm ir kokio medaus prinešti spėjom. Gruodžio mėnesį pražiopsojusi paskutinius bilietus į vis norėtą nueiti spektaklį Sibiro haiku, nutariau atsigriebti pasižvalgydama po jaunimo teatro repertuarą. Pasitarę su bičiuliais pasirinkome nueiti į spektaklį Broliai liūtaširdžiai, pastatytą pagal Lindgren to paties pavadinimo novelę. Kartu su Emilija, Sofija ir Vykintu visi tikėjomės patirti teatrą. Jei aš pati dar radau šiokių tokių momentų, kurie man patiko, tai vaikai spektaklių liko visai nesužavėti. Kad teatrinis kartėlis ilgai gerklėje nestovėtų, Emilija pasiūlė kitą kartą nueiti į kokį nors keistuolių teatro spektaklį. Mat jos patirtis rodė, kad teatras gali būti ir patrauklus. Nieko nelaukę išsirinkome Bambeklio bajoro spektaklį vos už poros savaičių nuo anosios teatrinės patirties. Kiek būgštavau, kad spektaklis gali būti per vaikiškas. Laimiai, mano būgštavimai nepasiteisino. Taip, spektaklis skirtas vaikams nuo 5 metų, tačiau bet kokio amžiaus žiūrovui, manau, buvo į ką čia pasižiūrėti ar į ką įsiklausyti. Nors spektaklis persmelktas 100-metės lietuvių tautosakos, jie apžaista taip sumaniai, kad belieka tik ploti atsistojus ir žavėtis. Teatro menas reabilituotas. Valio. Bendravimo šį mėnesį kaip niekada buvo daug. Į tarpą tarp spektaklių vieną dieną svečiavomės laikinuose Eglės namuose visai netoli mūsų. Kaip senais gerais laikais, kai Eglės šeima dar nebuvo persikėlusi iš Vilniaus rajono į Anykščius. Turtinga. Pinigų daug turi. Milijonus. 100 tūkstančių. Kažkas tai yra. Pinigai. Atėjus moksleivio atostogoms pasipylė draugų nakvynės. Pirmiausiai Liutaurą aplankė jo parkūro draugas Jonas. Visi kartu vakare nepaprastai šauniai leidome laiką, žaisdami žaidimą Atspėk kas aš. Na, tą, kur ant kaktos kiekvienam yra priklijuojamas lapelis su kokiu nors žodžiu, kurį reikia pačiam išsiaiškinti. Nuo paprasčiausių gyvūnų, augalų ar asmenybių po truputį ėjome ne tik abstrakčių daiktavardžių, tokių kaip rytojus, miegas, įvairūs miestai ar mineralinis vanduo. Buvo tikrai smagu. Jonui išvažiavus po kelių dienų jį pakeitė Barbora. Buvome kiek išsigandę, kad šį mergaičių susitikimą reikės atšaukti dėl netikėto Magdės sunegalavimo. Vis tik Magdė spėjo pasveikti prieš atvažiuojant draugiai ir nors jautėsi nepilnai atgavusi jėgas, turėjo progą gerai praleisti laiką su savo drauge. Aš nesėdžiu, iš žemės tokių. O, tik right prasidėjo. Right? Palauk, aš nematau, kur ta žalia. Aš nematau, kur ta žalia. Ai, čia. Ai, palauk, jeigu tu Barborą išmesi tos pačius skaičius, tu pavėsi iš pareigų. Tai tik vieną kartą bandyti. Oi, tu savo. Gerai, tai aš tada čia. Ne, tu jau nebeini, tu tiesiog išaiškai. Aš esu lankytojas. Ai, aš. Gerai, aš paisiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mergė. 2, 4. Magda, tu tai pakrituosi. Finale buvo pertikrinti visi stalo žaidimai, išragauti visi lauko varvekliai, sulaužyti visi netoliese tekančio upelio ledai ir sušlapintos visos kojinės, batai bei pirštinės. Šiltose namuose po visko buvo gera vėl sušilti. Draugams išvažiavus, kai stigo kompanijos, į trasą ėjo Bingo su Babyte. O 7-5. Nėra. Aš tik vieną teatrų pasižiūrėkit, nu. Šioje vietoje noriu grįžti į vasario pradžią, kai dar nei atostogos buvo, nei draugai vienas po kito nakvojo. Vieną vakarą Liutauras su Magde nusprendė miegoti viename kambaryje. Taip retsykiais nutinka, kai jiedu pasiilgsta bendrų vakarinių pokalbių, kurių nestikdavo tuomet, kai dar abu karaliavo viename kambaryje. Taigi,
Ta vakar abu susikrovė pilną lovą minkštų žaislų. Iš visų pakampių išsitraukė visus turimus žaislus ir iš jų pastatė sieną. Atėjusi į jų kambarį ėmiau eilinį kartą klausti, na kam jiems tiek žaislų, gal jau laikas juos atiduoti kitiems vaikams. Reakcija į mano klausimą kaip visada buvo audringa. Ne, negalima, ne, dar ne laikas, juk tai žaislai su istorijomis, su vardais ir šiaip, tai beveik šeimos dalis. Ar duot vardą Tanos? Vinsų, senjorinių. Ar skaičiavot kada kiek pas jų žaislų? Ne, apie šį. Tai paimkite ir suskaičiuokit. Kazimieravičius. O čia Kazimieravičiukas. Taip. Tu nufilmuok, tipo. Padėk tą babytės čia. Reikia daugiau. Pasiūliau jiems tos savo žaislus įamžinti atminčiai videofilme. Mat artėjo moksleivių kino festivalio Aurora filmų pridavimo terminas. Buvo puikia proga išnaudoti galimybę padaryti filmuką ir parodyti jį platesniai auditorijai. Pati šio laikinio pertekliaus tema man atrodė labai aktuali bet kurio amžiaus žmogui. Todėl vis raginau vaikus nepamesti šios idėjos ir nepraleisti progos padaryti filmą. Taip vieną dieną prasidėjo rimtas darbas. Žaislai nuo mažiausio iki didžiausio buvo atnešti į svetainę, surūšiuoti, išsidalintos pareigos, darbai ir prasidėjo procesas. Davai, testuojam garsą. Garsas čia. Nusutam žaislus. Kur nors ją apačią, davai, va čia tipo žaidžiam, aš sėdžiu ant šito. Kaip mataus? Ateik! Okei, noriu, kad plana. Tai davai iš mūsų akių tipo sustabdyk ir atneš čia. Taksai. Taip, sakė. Ir vienu metu mes sakė. Teletubby, baranka, pilausia. Po filmavimo vaikai užsidarė Liutauro kambaryje ir montavo, diskutavo, žodžiu bendradarbiavo. Rezultate gavosi 2 minučių filmukas pavadinimu Neužtenka, kuris laiku nukeliavo į festivalį, tad dabar esame laukime, ar nusišypsos jiems sėkmė būti pastebėtam tarp kitų 223 filmų. Tuo tarpu, kol laukiame žinių iš Auroros festivalio, Magdė svarsto, ką jie daryti su videomeno būreliu. Mat jie jaučia, kad nelabai ką naujo jame beišmoksta ir realiai pradeda virti savose sultyse. Mergaičiukai norisi didesnio iššūkio, sudėtingesnių užduočių. Pasitarusios su mokytoja nutarėme duoti jai šansą pasinerti į sudėtingesnes filmų montavimo galimybės, kurių nors pagal būrelio programą nėra, tačiau mokytoja galėtų jų Magdę pamokyti. Todėl nuo kito mėnesio į būrelį nešimės nebe tik telefoną, kuriuo ji iki šiol filmuodavo ir montuodavo, bet ir nešiojamą kompiuterį. Laikas parodys, kas iš to išeis. Vaikams, sakyčiau, visai neblogai ėjosi pastarąsias 2 savaitės, nepaisant net kelyje pasipainiosių atostogų, kurių aš tiesą sakant nelabai mėgstu. Nepatinka man, kad jos taip dažnai ištinka. Kita vertus, aš pati kaip introvertė šį mėnesį buvau labai pavargusi nuo visų gyvenimiškų patirčių ir man pačiai tų atostogų labai reikėjo. Todėl nedrįsau nei burbuliuoti, nei kaip kitaip savo nepasitenkinimą reikšti. Tiesiog leidau savo pailsėti, sulindusi į save ir vaikams veikti, ką tinkami, tiek su draugais, tiek vieniems. Tuo tarpu mokslo mūšio lauke prieš ir po atostogų nutiko visko po truputį. Įgyvendinome nedidelį geografijos tyriamąjį darbą. Dabar žiūrėkit, kai mes grįžinėjom iš būrelių ir mes sakom, nu kodėl žiemą taip tamsu trumpos dienos, taip? Turi būti. Ir ten dar kažkokia undinėlė, reikia, va, matai, tu viską detaliai neapskaičiavai. Va, žiūrėk. Va, čia turi būti. Tai viskas. Čia labai gražus turi Tai o čia nais, turi dar gėlių. Taip, dar jeigu su spalvom skirtingom. Ten dar varvekliai. Tai iš viso būtų gerai, ne? Atšventėme vasario 16-ąją. Vasario 16-ąją į kompaniją apie lietuvišką heraldiką pasimokėme. Lietuvos valstybės herbas Vytis ne vieną kartą keitėsi, kol įgavo dabartinį vaizdą. Įsižiūrėkite į pateiktus herbus ir nurodykite pagrindinius pokyčius. Kas pasikeitė? Dingo Lietuvos vėliava, karūna viršui. Taip, dingo tie papuošimai visi. Tai būtų gražu. Nu, va tokia stilistika buvo. Su fizika sekėsi sunkiau. Bandėme atlikti tyrimą su kamuoliuku, kuris turėjo parodyti, kaip kinta potencinė ir kinetinė energija.
Deja, kažką ryškiai darėme ne taip, kad mūsų tyrimas baigėsi fiasko. Nieko mes iš to nesupratome. Bandėme paskui net dirbtinio intelekto klausti, ką darėme ne taip, bet ir jis tik aptakės užuominas mėtė, kad gal netiksliai matavome, gal ne tokį kamuoliuką ar puodelį tyrimui pasirinkome. Žodžiu. Kitas tyrimas, kurio atsakymą hipotetiškai žinojome, irgi neįtin sėkmingai susiklostė. Norėjome pasižiūrėti, kaip skirtingai dažai maišosi šaltame ir karštame vandenyje, bet akivaizdaus rezultato irgi nepamatėme. Nors teoriškai žinojome, ką turėjome pamatyti. Tai paskui eksperimentą kartojome su elementariu cukrumi. Bent jau tas pavyko. Šaltame vandenyje cukrus maišėsi labai ilgai ir iki galo neišsimaišė, o karštame ištirpo toj pat. Žodžiu, fizika iš mūsų faktas nekokie. Verčiau sėdome pasigilinti į maisto klasifikaciją. Susidėliojame visą spektrą augalinio ir gyvulinio maisto. Daugelis dalykų kaip ir buvo žinomi bei suprantami, bet va kad silkė jūrinė žuvis, Magdai buvo naujiena. Čia kaip geltų. Bet kadangi toliau vienas nuo kito, tai... Dabar subproduktai. Na taip, silkių pasaulis Magdai gan svetimas, bet štai tarp visokiausių rankdarbių ji nardo kaip žuvis. Aš padariau tokia atvirutę, kad tam čia širdutės, o čia galima traukti reikti ir važiuoti. Aš myliu tave. Parduotuvėje pamačiusi patrauklę lentynėlę su jai mielu personažu, grįžusi namo sugalvojo pasidaryti panašią pati. Tai kas čia bus? Bus lentynėlė. Oi, kokia graži. Ką čia ją dėsi? Nežinau. Flamasteris susidėsi? Jo. Labai smagu. Nežinau, ką ją dės, bet dėti tikrai yra ką. Namai pilni visokiausių jos atviručių ir kitų mielų niekučių. Tada! Papasakok, menininkė. Viską padariau, visą šitas bandelis. Taip, čia buvo mano pats pirmas, čia buvo mano paskutinis. Čia paskutinis. Čia vieni blandegai, o kiti tiesiog tie, kaip jie, skvyšikai, ne? Čia ne skvyšas. Čia irgi blandegas? Tik parašyta. Ai, o tai viduj dar kažkas yra? Taip. Ai, aš galvau, kad čia tiesiog va toks kaudalios. Ir čia va. Ir čia nežinai, kas viduj? Ja. Tai tu atneši ten dar kažkoks žaisliukas viduj? Tai ja. Nieko savo. Ir va čia nais kendis blandegai. Ir dar. Visko prigaminus galima sėsti ir prie rimtesnių mokslų. Vienas iš smagiausių šių metų atradimų – Jūratės Vytauto ir Vytauto V. ir tautų knyga Teksto paslaptys. Iki šiol nuolat turėdavome sunkumų dirbant su tekstų suvokimu, nes tai, kas yra vadovėliuose, man nuolat kėlė erzulį, bandant susigaudyti, ką, po ko reikia mokytis, bandant išrankioti fragmentiškai pateiktą informaciją. Šioje knygoje labai aiškiai ir nuosekliai viskas yra pateikta. Tai reikia imti ir mokytis. Žodžiu, mums labai patinka. Taip pat tekstus analizuojame, kai skaitome kartu garsiai knygas. Šiuo metu jau beveik baigiame įveikti Vytautės Žilinskaitės Tipų tapę. Vaikai sako, kad knyga nėra labai super duper įdomi, bet aš joje matau labai daug vertės. Savotiškai ezopinė tokia lietuviškai orveliška kalba duoda labai daug peno diskusijoms su vaikais. O ir žodyno praplėtimui liuks medžiaga. Atgavai iš žiurkių? Susidomėjo Pelės. Ne visas, numykė Liukė. Tos vertybės tai vertybiniai popieriai labai svarbus tiputapių darbui. Yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save, išpirka už visus, kad būtų paliudytas tinkamų laikų. Pirmas Timotiejui 2:5-6 giedoktų. Palauk. Puiku. Neblogai ėjosi ir su gramatika. Toliau praktikuojame konspektų darymą. Ir nors vaikai vis dar ne iki galo pagauna jų naudą, tikiu, kad ateis laikas, kuomet supras. O tuokart tiesiog ugdomės įprotį sisteminti ir atsirinkti reikalingą informaciją. Tai praktiškai baigėsi ir tu padarėjai. Jau baigėsi jau seniai, šiaip minutė. Okay. Nusipirkę iš bičiulių keletą gramatinių žaidimų, išbandėme ir vieną jų. Sunkokai mums ėjosi jį pakinkyti mokslams, na bet išbandėme.
Kuo? Kur? Ne. Kur? Teisingai. Kur? Tvirtose stoguose. Daugiskaita tvirtose stoguose. Tvirtus stogus. Čia daug. Taip, daugiskaita šaunuolė. Ką? Tvirtus Taip. Tikrai taip, galininkas daugiskaitos. Regis, kad žaisti mums yra sudėtingesnis iššūkis nei krimsti matematiką. Paskyrėme šį mėnesį trupmenoms, nes pasirodė, kad vaikai jas gerokai primiršė. Šimtųjų. 14. Gerai, pavers dabar į tą dešimtainę trupmeną, gerai? Kaip atrodys va su kableliu išraiška? 11. Taip. Kablelis 14. 14. 11,14. Tai jo. Mat ir viskas, matai? Taip. 8 kart 9. O ne? Taip. 7, 2. Taip. 7, 2. 8 kart 4. Čia 32, ne? Ir dabar 9 kart 5. Tai bus 5. Ir aš įrodžiau, kad šita dalis yra didesnė. Šaunuolis. Tu niekaip nepasimokai iš savo klaidų, jeigu aš sakau, reiškia tai teisybė. Labai gerai, šaunuolis. Viskas. 1/2 yra tikrai tas pats, kas 2/4 ir tas pats, kas 3/6. Matot, kad vienodas? Nu dabar žiūrėk. 104 sveiki. 104 sveiki. Ir 3/4. Šaunuolė čia yra iš sunkesnių. Mokėmės ir skirtingų perspektyvos piešimo būdų. Pasiryškinam, koks tas perspektyvas. Nu, tiesiog kuo tiesiau darai, kitą kartą, žinokit, netgi braižytai galit su kitą kartą su liniuotę pabandyti. Žiūrėk, tu šitą, šitos linijos nereikia, tavo linijos šitos. Viršui tą trikampiuko nereikia. Jo, kvadračiukas yra. Visą tą gerai padarei, žiūrėk, liniuotė duota. Su liniuotė, aišku, labai gražiai išeina, jeigu tu su Liniuotė, kol nusistatai jau. Gerai, palaukiam Liutauro, gerai, dabar nedaryk dar nieko toliau. Nedarom gerai, Magdulė, nes tada pajausim skirtumą, kas yra. Magdė tuo tarpu toliau bando mokytis savarankiškai groti pianinu. Plojimai. Galiausiai mėnesį užbaigėme Suzuki metodo diplomantų koncertu, kuriame Liutauras atsiskaitė 3-ąją Suzuki knygą. Labai didžiuojasi šiuo jo pasiekimu. Šiemet jis tikrai įdėjo daug pastangų, kad baigtų šią knygą, kurią pradėjo 2023 metų rudenį. Mokytojai šiemet pailgino jo pamoką, o ir nemažai pats repetavo namuose. Tai neabejotinai davė savo vaisius. 4-oji knyga jau smuiko futlere. Tikėkime, kad ją įveiks su nemažesniu entuziazmu, nei kad įveikė 3-ąją. Čia į sceną, kas groja pas mus Bacho būrė, Beethoveno Mineta, Giedrė, Miglė, Liutauras.
Kol vaikai mokėsi ir žiema žiūrėk iš kiemo pabėgo. Nebereikia ir lauk varyt. Visgi gražių akimirkų vasario pabaigoje būta. Jas ir norisi dar prisiminti.